Esu Jonavoje ir pradėsiu žygį, kuris bus 20 km atstumu. Drieksis. Pasivaikščiosim per Jonavos rajonus, per gatves. Taigi, renkasi žmonės ir manau bus starto vieta čia. Pasirodo, aš jau pats pirmas, ankstyvas, štai maišelį jau davė, žemėlapį. Dar palauksiu kitų žmonių, nes šiaip pradeda nuo 9. O aš truputį vos ne valandą anksčiau, reiks prisėsti. Taigi užlipau netikėtai. Parodė visą trasą žemėlapį, 20 km, pradėsiu nuo ten. Bus ir miškeliai, ir pats miestas gatvės. Tikrai bus įdomu. Reikia sulaukti, aišku, žmonių. Taigi esu čia. Ir štai kaip visas mano raudonas spalva. Tęsiasi 20 km. Šiaip nemažas atstumas. Na, pirmi žmonės aš už jų, jie irgi 20 km, tai aš seksiu iš paskos po juos. Ir laikrodis, nusiemu laiką. Na štai. Štai startas ir čia bus finišas. Viskas gausis ratu. 20 km. Kokios 4-5 valandas visiškai neskubant. Nemažai žvejų. Štai reikia orientuotis pagal raudoną spalvą. Toliau, kiek jau einu, jau 20 minučių. Tikrai labai gražu, Jonavoje labai gražios vietos. Geležinkelio stotis. Na ir pagaliau yra geležinkelio stotis Jonavos. Ją prieėjus reiks eiti toliau. Čia matau užeiga yra. Tikrai išties labai gražu. Net kažkaip nepagalvočiau, čia tokios sodybos kaip atvelė ir iškart išeini geležinkelio stotį. Aišku, žymėjimai yra tokie, nėra labai geri aiškus, bet vis dėlto nieko nesiliekam, orientuojamės. Tai štai taip, geležinkelio stotis, geležinkelis. Kelionė tęsiasi jau apie 29 minutės. Išėjome tokį pramonės kaip rajoną, gamyklos, pastatai, įstaigos, bet irgi nieko vaizdai. Paskui toliau vėl bus miškai. Aišku, trenkturė, kaip kokiose kitose žygiuose būda apyrankės, daugiau rodiklių, nuorodų. Čia taip kažkaip truputį neaiškiau, bet aišku susigaudom, randam kelią. Dar viena mergina, tai iš viso aš jau būčiau 4. Tai va, bet nedaug žmonių. Žmonės kažkaip ir nesimato, kad ateitų. Reiškia, žygiai labai nedaug žmonių. Sako, koks pastatas, milžinas, Jonavos grūdai. Vėl miškelis. Tai aišku, aš dabar esu antras po tos merginos, kur priekį. O aš palieku tas moteris, bet jos mane irgi pasivys. Kaip sakant, mes čia kartu einam, daugiau žygėjų ir nėra. Nebent kažkas už kokio kilometrą už galą ateina. Žmonių nesimatė tada, mes buvom pirmi. Tikrai labai gražu. Dar tas elevatorius matosi, žiauriai. Galingas, milžiniškas pastatas, aukštas. Na, štai žygis tęsiasi tikrai šiltai jau. Bet dar kai kuriam pavėsiu vėsiau, bet tikrai oras pasaka.
Tai yra vyriškis, kuris jau mūsų tai lenks. Jau kažkas sportiškai labai ėjo greit. Aišku, mes neskubam visi. Ypač aš. Viską dar linkęs fotografuoti, nufilmuoti. Va, Jonavos gyventojas pasitinkamas. Geras, geras. Einam, jo. Namo. Einam vėl pagal geležinkelį, mes truputį sutrikom, bet žiūrim. Jo, bet vis dėlto reikia tiesiai. Nu ką, žygis bėgiais. Gal reikia pasvažiuoti, kaip Paulius Samoška pasivaikščio iš Vilniaus į Kauną 100 km. Taip, nelengva. Yra ką veiks. Užteks. Praeina milžiniškos Jonavos kapinės. Ir kelionė tęsiasi. Kągi, išėjom į takus. Jau einu 1:35 minutės. Jau trečdalis kelio tikrai yra. Taip, viskas eina ratu. Buvau pro Lidl praėjęs, pamenu tą vietą. Čia palei startą, dabar aišku vėl bus finišas tam pačioje vietoje, tik vėl čia darysis ratas. Na štai, valandų jau yra po 10:46, o jau žingsniuoju lygiai 2 valandas. Na tai maždaug aišku, išėjau 29, tada kokie 10 minučių pasistovėjimai, fotografavimai, pafilmavimai iš telefono, tiesiog taip stovėjimai. Tai va tiek, bet jau pusė kelio tikrai yra, manau. Dabar eisiu per patį tiltą. Vaizdas nuo tilto tikrai labai gražus. Aišku, stengiuosi neatsilikti nuo žmonių. Jau kokį 150 metrų atsilieku maždaug. Aišku, da iš paskos po manęs yra einančių. Savo labai gražiai atrodo. Na, praėjęs tiltą, toliau einu vėl, išeisiu tokį kaip miškelį, parkelį. Čia viskas ratu. Fantastiška diena. Oras nuostabus, vėjelis toks. Dabar tokiam gyvenvietėm sodybom. Šito taku. Dar grubiai kokios 1,5 valandos galiu eiti. Maždaug apytiksliai. Taip maždaug. Tikrai išties labai gražu.
Nusprendžiau padaryti trumpą labai pertraukėlę. Biškį užkando ir sigers vandens. Tai va, daugiau kaip pusę kelio nueita. Ir kelionė tęsiasi prie čia geležinkelio tiltą, per jį irgi reiks praeit. Šiaip tikrai išties labai smagu. Žygis patinka. Pasaka tiesiog. Na ką, metas vėliauti. Kiek jau laiko einu? 2:36 minutės. Nemažas tilto aukštis, geležinkelio tiltas. Pagaliau tokia jau kaip greitkeliu, aišku pagrindinis kelias toks šaltinis. Ir dabar aišku suksiu vėl po kairę, eis vėl tokiais miškeliais palei upę. Pagaliau dar vieną tiltą atėjau. Čia jau aišku ne geležinkelio, auto tiltas. Tikrai labai gražiai atrodo. Ką reikia lipti. Jau tikrai nemažai atstumo. Bet dar truputį teks paeit dar aišku. Bet jau koks lieka gal apie ketvirtadalis gal kelio, manau spėju. Štai dar matau kitus žmonės ateinančius. Na ką, judu toliau. Ten geležinkelio tiltas. Net savo, aukštas. Vaizdai gražus, tiesiog puikus. Ir po to leisis taip. Jau 3:06 kaip einu. Taip, vaizdelis geras, tikrai. Štai toliau kitas būrys žmonių. Viskas reikia judės. Tikrai fainai labai. O kaip tiltas atrodo. Sustojau Laukagalių piliakalnis. Neblogai. Štai kaip atrodo. Dabar praeinu po geležinkelio tilto irgi iš kitos pusės. Jo. Ir kaip sakė žmonės, paskutinė finišo tiesioji. Jau praėjau autobusų stoti, tai viskas ratu. Ir jau greit būsiu finišė. Nedaug lieka. Taip, ar čia buvo ties.
Na jau viskas, už poros 100 metrų jau finišas. Jau prie pats. Va, pagaliau viskas. Man tik reiks vartinę pavardę pasakyti ir viskas, pasitiksint. Ir laikas baigtas, 3 valandas, 4. Jėga. Na štai mano diplomas, Mantas Glamba, sudalyvavęs 20 km vykęs trasą. Žygiuok, nes ekskursija tavo. Puiku, dar gavau vandens. Na ką, ir mano žygis baigtas. Trauksiu link autobusų stoties ir grįšiu į Kauną. Tikrai labai patiko.